iPhone 15 Pro Samsung Galaxy S24 Ultra. iPhone 2 Pro ir Samsung Galaxy S24 Ultra. Aš naudoju iPhone 15 Pro, man labai patinka. Aš naudoju Samsung Galaxy S24 Ultra, dėl to, kad S25 Ultra dar nesuskubau įsigyti. Aš turiu gerą dėkliuką prieš šitą. Klausimas lyg ir logiškas, kodėl nesivežus kiniško telefono iš Kinijos, ten jie turėtų būti pigiau, o juos pirkti čia. Labai paprasta priežastis. Kinijoje nėra Google paslaugų. Ten parduodami telefonai turi įdiegtą kitą operacinę sistemą, kurioje nėra jokių Google žemėlapių ir kitų Google funkcijų. Kas reiškia, kad juo tiesiog bus labai nepatogu naudotis, o kartais ir neįmanoma. Nuoširdžiai, kaip aš naudoju dirbtinį intelektą, tai yra ChatGPT programėlė telefone, veikia tiek Android'e, tiek iOS'e, neseniai padariau apie tai video. Kam įdomu, pažiūrėkit. Kokia nauda iš dirbtinio intelekto telefone? Teikia daug naudos, gerindamas vartotojo patirtį įvairiose srityse. Štai keletas pagrindinių privalumų. Fotografija ir vaizdo įrašai, pažangus nuotraukų redagavimas. Tai tikrai labai gerų parametrų aukštesnės vidutinės klasės telefonas, turintis fantastiškai ryškų AMOLED ekraną, tikrai gerą aukštesnės vidutinės klasės Snapdragon procesorių, puikią 200 megapikselių kamerą, talpią bateriją ir labai greitą baterijos įkrovimą, tad priekaištų gana sunku jam būtų rasti. Tiesa, galima pasirinkti ir Pro modelį B+, gausite dar didesnę bateriją, tačiau šiek tiek silpnesnį ekraną.